Labas vakaras, bičiuliai, ir ne tik. Vėl esu bitinė, vėl netikėtai čia. Biškutį čia žiūrinėjau, avilius čia. Ir kaip tyčia. Taip, perėjau čia iš priekio. Nu, blemba, būt gerai, kad į šitą mes skraidytų čia šalia. Ir dar būtų geriau visas to šeimelė. Tai nusprendžiau staigiai greitų būdų pasidaryti atskirtuką. Dar saulikė, nu, aš nenoriu rodyti, bet faktiškai dar sprindis lik miško pabaigos, tai galbūt mes čia suspėsime staigiai ir pasidaryti atskirtuką. Tai, žodžiu, trumpas ir greitas video, tai šiek tiek dūmelių. Šiaip beje šitas šeimelė stiprokai jau ir sustiprėjo, net ir medučio prisinešė. Tai aš dabar jas faktiškai, man taip reikia ir tokių bičių, ir tokių. Čia, kad dedu, kad jos, kai skaitos, neįsilakstytų. Šiaip iš tiesų tai dėsiu, gal net ir čia šalia turiu. Svarbiausia, kad tas bitukės visur neišmėtyti, nes kiekviena bitukę svarbi, blemba, gal geriau. Nu, po kol kas čia taip greitai. Sakau greitai, bet iš tiesų ne viskas taip greitai vyksta. Dar reikia nepamiršti, būt gerai ir žinoti, katruoje pusėje yra motinėlė. Nu, bet jau vienas dalykas, kas yra į gerą, tai yra pagaliau bitukėm jau yra ką nešti. Čia buvo sietuką padėti. Čia beje šitokie sietukai iš dalies. Tos grotelės pačios geriausia. Taip, vakaras, aš net nežinau, taip vėlai nesu nė kartą dalinęs. Taip, dabar, kad pasisektų tą motinėlę. Kodėl vakare yra gerai dalinti? Vakare visos bitės yra sugrįžusios, nėra laukuose, faktiškai. Visos bitės yra avilyje. Net nepažiūrėjau, galbūt dar ir žioplys. Eik, tu čiurta. Let, jeigu neįjungiai filmuot. Įjung. Žodžiu, čia pasivaikščiau dabar, staigiai žiūriu. Gal kur greitesniu būdu pasiseks ir iš karto motinėlę pamatyti. Faktais nematau čia motinėlę šitas kurys, kad nesimaišyti, aš jį pasilieku. Čia yra daug perų, šitai šeimelei reiks palikti, greičiausiai jisai grįš atgal. Esmė yra, kad man pirmo eilėje reikia surasti motinėlę. Negaištant daug laiko. Tai nutrūko biškutį pokalbis. Nes vakare dalinti visos bitelės yra jau sugrįžusios. Tiesiog jos jau iš ryto skrendant, kaip pasakyt, skris visą laiką, jau, sakykime, išskris iš savo čiut netikro avilio. Iš tiesų jos dar klaidžios, bet jau tai nepušinė, sakykime, jeigu tai jūs darysit dieną, tiesiog dabar toksai noris greitai čia viską ir pasakoti, ir motinėlę rasti. Jeigu bitelės geros, čia šitos tokios labai majos patinka, kaip tyčia račiuosi ir perų pasiauginusios, tai šiaip galbūt, kad ne to pačio šaičia to atskirtuko atžvilgiu, kad čia dabar atskirtuko galbūt net aš jom ir užkirsiu skaitos kelią, kad čia žino, gal jau buvo mintyse juos spiesti. Nu taip, čia su ta motinėlė
Žinau, kad su ja nėra taip visą laiką paprasta surasti. Visą laiką reikia gerokai pasidarbuoti. Noris viską dublius, kaip sakoma, nufilmuoti. Ir motinėlę surasti, ir nufilmuoti. Ir dar suspėti, jau blemba per dus. Sakiau sprindės, jau per 2 sprindžius saulutę. Žemiau, kad tik čia manęs nesimato. Skaitos, kad tik čia nesutemtų, be figučia va su tokiom ramiom bitukėm dirbti. Bet jeigu va pasisektų, gaila, motinėlė nepažymėta. Pažymėta ją būtų daug paprasčiau surasti. Panašu, kad gali būti čia tas mano dar planas, čia, kaip pasakyti, noriu gražiai viską sušnekėti, bet ne viskas taip faina ir gaunasi. Tai žodžiu, eik tu saučiu eina pakelti. Tai čia papasakosiu, faktiškai meduviniai skaitos vis tiek tie pilni didieji koriai, kur su medumi, kaip bebūtų, jie eina visą laiką į šoną. Faktiškai, tai čia, jeigu nerasi motinėlės, iš karto šone, į kitą įviliuką irgi toks pat variantas atsargų, kam būtų nulemba, taip norėčiau pamatyti motinėlę. Šiaip ir vakaras tikrai tampa laikus ją pamatyti, gal pasiseks. Dar ne visus išėmiau, o jeigu nepasiseks, tai tiesiog per pusę ant pusę bus. Žinot, šneku, bet jau po biškutį čiut nereikia ir atidžiau pradėti žiūrėti. Čia tas jau koriukas, matau, su kiaušinėliais. Tai gali būti, kad kažkur ir buvo čia. Tikrai neseniai motinėlė, po kol kas nėra. Aš paskiau teksiu peržiūrėsiu. Bet po kol kas, kol nematau motinėlės, tos dalybos, po kol kas nevyksta taip, kaip noriu. Aišku, smagu sušukti. Pagaliau pamačiau. Deja, po kol kas dar nepamačiau. O jau blembai dar per pirštą saulę nusileidai. Šiaip būna su jom iš karto kartais taukšt ir yra, kartais gali ieškoti nuobodžiai ir ilgai, sakykim. Sakykim, nepamačiau šį kartą. Dar atidžiai peržiūriu, gal netyčia. O čia prasideda dar cirkas. Jo, kai pažymėta motinėlė, tai labai paprasta ir lengva surasti, kai nepažymėta. Tai va, norėjau taip čia tokiam greituko vidosiuką sukurti, bet mintis kartais kertasi su realybė. Ką dar kartą pabandau žiūrėti atidžiai. Gal kur. O ne tiesiog bus, sakykim, tasai paprastas per pusę tiesiog standartinis dalinimas. Nesimato. O ką atskirtukas, sakykim, dar toksai bendras, dėl ko faktiškai gali būti klausimas, kodėl tos atskirtukus žmonės daro ir aš savo atžvilgiu, tai yra pats vienas toksai kaip ir lengviausių ir paprasčiausių būdų pasididinti šeimelių, sakykim, savo avilių skaičių, plus laiku padarytas, faktiškai
sustabdo spėti mėne, skaitos bitelių tą vadinamą natūralią būseną, nes jos paskui būna vėl užimtos kitais reikalais. Taip. Jeigu nerasiu, tai nerasiu faktiškai. O čia papučiu, kad tiesiog bitelės biškutį. Nematau, tiesiog. Ir neturiu žodžių ką papasakoti, nes nevyksta taip palei planą. Blemba, žioplys pats mokinu jomis. O irgi kuorinę taip apverčiau, dabar primedavau visur. Negalima, kuorį reikia taip laikyti. Nes priešingų atveju medutis bėga. Tai žodžiu, ką darysiu dabar neradęs. Greičiausiai gali ir nepasiseks čia man šiandien rasti. Tai tiesiog jau pradėjau, tai kaip bebūtų, tas šeimeles išdalysiu per pusę. Aišku, daug kas pasakys, galbūt kai kas pasakys, kad tai aš prarandu vėl skaitos pavasarinio medaus, to pavasarinio medaus. Koks čia tas pavasarinis? Nes ir rapsas žydi. Tai čia tas žodis pavasarinis, daugiau aš statau ant skaitos vėlesnio ir geresnio medaus, vis tik va čia ir laukas pražys. Čia mano medingi augalai, paskui barkūnai, taip toliau, visokias lauko pievos, liepos, sakykim. Prasidės, blemba. Jo, lengva pasakyti, faktiškai. Rasčiau motinėlę, tai čia greitai papasakočiau, ką daryti. Kadangi nerandu, tai ir pasakoti kažkaip nėra ką, plus motinėlės nėra. Kažkur yra, galbūt šone kur nors. Tai, sakykim, kartais gaunasi spontaniškai. Ir pamatai. O dabar žiūriu, atrodo, į šitą pusę va bitelės spraudžiasi, bet faktinai, greičiausiai, jeigu ir nerasiu, sakykim, tikimybė bus didesnė, kai jinai bus likus šitame savo tikrajam avilyje, tai daug ir nežaidžiu. Dabar žiūriu, skaitos yra čia su perais, senesniais perais. Tiek to, edučių. Su senesniais. Čia aišku, aš jau du įsikėlęs kuorius, bet galbūt atsitiktinė tvarka jau net ir tą motinėlę esu įkėlęs. Jo, kartais labai gerai, kai pažymėta labai, nors ir būna taip, kad ir tą pažymėtą sunku surasti. Būna, kad pasislepia. Čia šviežus perai, faktiškai tokias, aš galbūt net ir rytoj atvyksiu, pasižiūrėsiu, kokią situaciją, bet esmė dabar tokia atžvilgiu, kai gaunas tas mano atskirtuks ne visai vykęs, nes kadangi kol kas nerandu motinėlės, savo atžvilgiu noriu, nenoriu, turiu būtinai ir šitame palikti lervučių. Tai dabar tikslas staigiai dar susižiūrėti kuorius, kur yra ką tik kiaušinėlių. Čia lervučių yra, kiaušinėlių. Yra, motinėlės nėra. Taip. Nes turi būti skaitos abiejuose būtinai, jeigu motinėlės man nepavyksta rasti, būtinai reikia ieškoti kuorio
A čia toksai kaip ir maistas, tai faktiškai, kad nevagarktų bitukės iš karto dedu šitą tokį oriuką su maistu į šitą viliuką. O laikas, va kaip matot, viskas, saulė leidžiasi, tai žodžiu, ką, šį kartą taip. Nepavyko visko parodyti kaip norėjau, tai reiškia, išdalinu abi šeimelės per pusę ir vėliau biškutį stebėsiu, kokia situacija. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir viso gero.